Nėra nieko labiau nuviliančio, kaip su viltimi nueiti apžiūrėti vaismedžio ir rasti lapus pilnus amarų, skrusdeles lipančias kamenu ir visiškai užpultus naujus aubilius. Ir blogiausia nepatikinkė į invaziją, o mintis, o ką dabar aš čia padariau. Jei tau taip nutiko, lik čia, nes šiandien parodysiu natūralią priemonę, kuri tikrai veikia. Bet to tai nėra teorija ar kažkas rasta internete. Tai yra mišinys, kurį naudoja kaimo žmonės, turintis daugiau nei 60 metų patirtį, žmonės visą gyvenimą dirbantis žemę ir vis dar naudojantis tai, kas iš tikrųjų veikia. Ir dar tai labai paprasta. Pirmiausia, paimame saują dilgėlių, kokių tik turime po ranka. Supjaustome ją mažais gabaleliais, nesudėtingai, tik tiek, kad gerai išleisti visas savo savybės. Tada paimame 1 ar 2 alavijo lapus, priklausomai nuo jų dydžio. Juos taip pat supjaustome nedideliais gabaleliais, ne per dideliais, kad gerai išsiskirtų aloinas viena iš pagrindinių šio mišinio sudedamųjų dalių. Kai jau turime paruoštas dilgėles ir alaviją, viską sudedame į kibirą arba didelį indą ir įpilame 10 litrų vandens. Jei vanduo be chloro dar geriau, nes taip mišinys bus veiksmingesnis. Dabar daugiau nieko daryti nereikia virinti, nereikia fermentuoti kelias dienas, tiesiog paliekame pastovėti maždaug 12 valandų. Praėjus tam laikui pamatysite, kad skystis pakeitė spalvą. Dažnai jis įgauna rausvą atspalvį. Tai yra geras ženklas. Būtent tada dilgėlė ir alavijo aloinas jau pradeda veikti. Po tų 12 valandų gerai nukošime skystį ir pašaliname visus augalų likučius. Ir tai, ką dabar turime, yra koncentratas. Ir čia reikia labai aiškiai pasakyti, šio mišinio negalima naudoti gryno. Prieš naudojant visada reikia jį praskiesti. Proporcija yra labai paprasta. 1 dalis koncentrato ir 10 dalių vandens. Tai yra, pavyzdžiui, jei naudojame 1 litrą šio koncentrato, sumaišome jį su 10 litrų vandens ir tai yra tinkamas mišinys, kurį naudosime vaismedžiams. Tokiu būdu jis yra veiksmingas, nepažeidžia augalo ir pasiekėme geriausią rezultatą. Naudojimo laikas yra svarbus. Idealu tai daryti anksti ryte arba vėlai vakare, kai saulė jau nebekaitina. Gerai nupurškame lapus ir šakas, ypatingą dėmesį skirdami lapų apačiai, nes ten dažniausiai slepiasi amarai, vikšrai ir kiti vabzdžiai. Šį paruoštą mišinį galima naudoti 2 būdais. Kaip prevencinę priemonę, aš jį naudoju kas 70 dienų ir taip išlaikau vaismedžius stiprius ir apsaugotus. O kai jau atsiranda kenkėjų, taip pat purškiu, bet kas 5 dienas, kol problema išnyksta. Viena iš didžiausių šio mišinio privalumų yra ta, kad jis veikia ne tik kaip natūralus insekticidas. Be to jis stiprina augalo imunitetą. Augalas sustiprėja, mažiau patyrė streso ir tampa daug atsparesnis. Todėl jis taip gerai veikia ne tik vaismedžiams, bet ir dekoratyviniams augalams bei darže apskritai. Svarbu ne tik naikinti vabzdžius, bet ir padėti augalui pačiam atfiginti, kaip visada buvo daroma. Štai ką aš naudoju jau daugelį metų. Ir jei nori man padėti, taip kaip aš tau padedu, dalindamasis šią paslaptimi, palik man patiktuką, pasidalink jei gali ir užsiprenumeruok kanalą, nes taip užtikrinsime, kad visa ši žinios niekada neprapuls ir visada bus po ranka, kai jų prireiks. Labai ačiū, kad žiūrėjai šį vaizdo įrašą ir pasimatysime kitame.